Labadiena, lietuviškojo futbolo gerbėjai. Šiandien kartu su jumis keliamės į Klaipėdos miesto centrinį stadioną, kur stebėsime pirmos lygos remiamos Top Sport 17 turo rungtynes. 25 pelnyti įvarčiai, 13 rezultatyvų Čia į baudos aikštelę pabandė atlikti perdavimą Neptūnas, o Šiauliai kontratakuoja ir čia labai pavojinga situacija baudos aikštelė ir štai taip. Jo sudėtyje per vasaros pertrauką čia Skurdelis iš gilumos Jurgelevičių ir čia gali būti pavojinga. Jurgelevičius čia. Čia į baudos aikštelę nusiųstas kamuolys, smūgis ir Danielis Bukelis. Danielis Bukelis čia jau saugo savo komandos vartų. Petravičius prie kampinio gairelės, čia įžaidžia kamuolį Šiauliai. Baudos aikštelė, čia štai taip. Čia štai taip, perima kamuolį Šiauliai, pavojinga situacija. Pransko smūgis ir štai taip. Štai taip. Ten daug kontakto baudos aikštelėje, kelia kamuolį Petravičius link Keršio ir štai taip. Vėl kokia pavojinga situacija gynyboje. Skurdelis. Ir Simonas Urbys, vienas prieš vartus. Pavojinga situacija, ten puikų perdavimą atlieka Simonas Urbys ir 1-0. 41 minutę Darius Jurgelevičius muša įvartį. Simonas Urbys nepagaili rezultatyvaus perdavimo, įsirašo 4. šiame sezone. Na, iš tų kampinių kūrėsi proga Šiauliai. Vėl keliamas kamuolys ir įvartis. Štai taip. Štai taip, kaip aukštai kyla Edgaras Bierontas. 1-1. Vėl Bukelis. Ir čia šiauliečiai gali kontratakuoti ir čia gali būti pavojinga. Puiki situacija ir kaip komanda gelbėja Danielis Bukelis. Linkevičius čia savo strategui, Haroldui Šidlauskui. Siunčia perdavimą. Jarmolajevas baudos aikštelėje, pavojinga situacija ir ten prie kamuolio buvo Samsonas Boladži. Į priekį Juozui Lubui. Urbys. Čia labai gražiai žaidžia Neptūnas ir Juozas Lubas. Juozas Lubas vėl veda į priekį Klaipėdos Neptūną. Na, atrodytų prieš futbolo logiką. Mačo pabaiga reiškia dar vieną Klaipėdos Neptūno pergalę. 41 minutę. Neptūną pirmą kartą į priekį išvedė Darius Jurgelevičius po Simono Urbio rezultatyvaus perdavimo.